Lietuvos pajūrys pastaruoju metu tampa tikru išbandymu dronų pilotams ir štai kodėl. Didžioji dalis šių incidentų yra susiję ne su piloto klaidomis, o su GPS trikdžiais, o jie gali būti dviejų tipų. Pirmasis – GPS slopinimas. Tokiu atveju dronas praranda palydovų signalą ir nebežino savo tikslios vietos. Jei valdymo ryšys dar vis veikia, svarbiausia nepanikuoti, nes droną vis dar galima paskraidinti rankiniu būdu vadovaujantis vaizdu iš kameros. Svarbu orientuotis aplinkoje ir stebėti, ar atstumas iki piloto mažėja, ar priešingai dronas tolsta. Antrasis – GPS spoofingas. Čia signalas nėra dingęs. Dronas tiesiog gauna klaidingą informaciją apie savo buvimo vietą ir gali pradėti elgtis visiškai neprognozuojamai. Kai kuriuose profesionaliuose modeliuose tokioje situacijoje galima išjungti GPS naudojimą ir tuomet droną valdyti rankiniu būdu. Dar sudėtingesnis scenarijus, kai kartu dingsta GPS, vaizdas ir valdymo signalai. Tokiais atvejais labai praverčia 4G modulis. Jei šis modulis yra suderinamas su jūsų didžiai dronų, ryšys automatiškai persijungia į mobiliojo interneto tinklą, todėl dažnai droną vis dar galima saugiai susigrąžinti. Norėtumėte sužinoti, ką galima padaryti dar prieš kylant, kad tokių situacijų tikimybė būtų kuo mažesnė? Rašykite komentaruose.